Sveiki, jūs žiūrite laidą Techas ir su jumis esu aš, Gedas. Šiandien mes turime telefoną OnePlus 3T. Ši telefonų įmonė garsėja tuom, kad jie gamina tikrai galingus telefonus, kurie sugeba prilygti netgi Samsung ir Apple galingiausiams telefonams. Vienintelis skirtumas yra tas, kad šie telefonai yra palyginti pigus. Šis OnePlus 3T yra 2016 metų pradžioje išėjusio telefono OnePlus 3 atnaujinimas. Ant telefono dėžutės daug informacijos nepamatysite, dizainas yra gana paprastas, tačiau ant šono galite pamatyti, kad tai yra būtent OnePlus 3T. Taigi žiūrime, ką turime viduj. Telefonas pats. Popieriai. Sertifikatas. Type-C laidas. Bei dash pakrovėjas. Viskas, ką rasite dėžutėje. Telefono korpusas pagamintas iš aliuminio. Tai telefonui suteikia patvarumo bei prabangos jausmą. Ekranas yra 5,5 colių įstrižainės, o virš ekrano rasime 16 megapikselių kamerą bei garsiakalbį skambučiams. Po ekranu yra namų mygtukas su integruotu pirštų antspaudo sensoriumi. Telefono viršuje nėra nieko, o apačioje rasime USB Type-C jungtį, ausinių 3,5 mm jungtį bei garsiakalbį. Telefono dešinėje pusėje yra užrakinimo mygtukas bei vieta, kur dedamos 2 nano SIM kortelės. Kairėje pusėje yra pagarsinimo, patylinimo mygtukas bei jungiklis keičiantis telefoną tarp garsaus, vibracijos bei tylaus režimų. Telefono nugarėlėje yra OnePlus logotipas, 16 megapikselių kamera, blykstė, 2 antenos dėl geresnio ryšio bei triukšmo atšaukimo mikrofonas. Telefono viduje galite rasti Snapdragon 821 4 branduolių procesorių, Adreno 530 vaizdo plokštę, 6 GB operatyviosios atminties bei 64 arba 128 GB atminties žaidimam, nuotraukom bei programom įvairiom. Taip pat yra gan didelė 3400 mAh baterija, kurios tikrai užteks per visą dieną. 5,5 colių Full HD AMOLED ekranas ir priekyje ir gale rasite 16 megapikselių kameros, kurios puikiai tvarkosi prastame apšvietime dėl savo šviesių objektyvų. Tada! Telefone yra sudiegta Android Marshmallow operacinė sistema. Vartotojui yra suteikta visiška galimybė keisti pagal savo asmeninius poreikius visą sąsają telefone dėka Oxygen OS. Meniu esančių programų piktogramas galima visiškai keisti pagal savo norus. Pavyzdžiui, galima keisti programos pavadinimą, galima keisti programos pačią piktogramą, kokią tik tais nori. Taip pat programas gali užrakinti pasirinkę slaptažodį arba su piršto antspaudu, kaip čionai. Nes programų negali atsidaryti tada be jokio slaptažodžio, todėl gali drąsiai duoti telefoną savo draugui, vaikui, anūkui, tėčiui, bet kam. Pabraukus namų ekraną į kairę, atsidaro visi reikiami valdikliai kaip kalendorius, muzikos grotuvas, paieška ar kiti valdikliai įdėti pagal savus poreikius. Užrakinus telefoną taip pat veikia gestų funkcijos, kaip pavyzdžiui, nupiešus V įsijungia žibintuvėlis, brūkštelėjus 2 pirštais apačion įsijungia muzika, ją galima atsukti, sustabdyti, o nupiešus apskritimą įsijungia kamera. Priekyje bei gale yra 16 megapikselių kameros su f2 šviesiais objektyvais bei blykstė. Telefono fotografavimo programa labai panaši į Google Pixel. Pagrindiniai skirtumai yra tie, kad šis telefonas turi rankinį režimą, su kuriuo gali keisti absoliučiai viską, bei turi aukštos kokybės režimą, kuris paaštrina nuotrauką bei panaikina triukšmą. Apibendrinus, OnePlus 3T telefonas yra puikus įrodymas, kad geras telefonas nebūtinai turi kainuoti 700 eurų.
Beje, jisai nesprogsta. Tai yra didžiulis pliusas. Jisai turi ausinių kištuką ir dar didesnis pliusas. Aišku, vienintelė problema galbūt yra ta, kad negali įdėti microSD kortelės ir praplėsti atminties, bet matyt jau tampa mada. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų Techo laidą, laukite mūsų kitų produktų. Like, share, subscribe ir viso gero.